o pirmojo Alytaus kleboną kunigą Marių pakvietė. Taip, žinoma, pirmose gretose, kaipgi be jo, dėl to, kad jis iš tikrųjų mus labai vienyje, sutelkė, labai džiaugiamės, kad turime tokį kleboną. Ir manyčiau, kad mūsų daugelio žmonių čia ir yra dėl klebono. Šventinė eisena žygiuoti ir pirmojo Alytaus Švento Liudviko bažnyčios klebonas Marius Tanutis. Taip, teisingai. Sakykit, kaip jaučiatės, šypsena iš toli matosi. Užkrečiantis džiaugsmas, labai gražiai sukomplektuota, suorganizuota, sudėta viskas. Matosi, kad tikrai didžiulis pasiruošimo darbas ir žmonių nuotaika yra labai gera. Labai puikus gimtadienis, 4-4-4. Ketvirtas yra, čia labai reikėtų tokį pagal biblinę prasme, tai yra žemės ir žmogaus skaičius. Žemės ir žmogaus skaičius. Tai labai norisi tokio palinkėjimo gražaus, kad mes išspinduliuotumėm kuo daugiau gerumo ir meilės žemėje, kurioje gyvename, ir žmonėms, su kuriais esame. Dvasininkai dabar užimti savaitgalis. Ar turėsit galimybę kokiam nors vienam kitam renginį sudalyvauti ir kokiam norėtumėt sudalyvauti? Stengsiuosi visuose dalyvauti. Aišku, pareigų savo neapleisiu, tai pareiga yra šventas reikalas, o paskui jau, kai nuo po pareigos, aš pabėgsiu, jau kad nesėdėsiu namie ir eisiu žiūrėti svarbiausia selo, nes aš užaugau su selu. Pas mane, kai buvau vaikas, tai kiekvienoj klasėje visos panelės ant stalo buvo užsirašiusios sel, tai čia buvo jų numylėtinis. Tai ir man reikia pasižiūrėti į jį. Klebone, čia ne jūsų ne pirmas valdybė, kur švenčiat vietinės šventės. Prisiminkit labiausiai įsiminusiai iki sel. Esu dalyvavęs Elektrėnų 50 metų šventėje, irgi senoje tada teko dalyvauti. Bet labiausiai gal man gyvenime didžiausią įspūdį paliko visam gyvenimui, tai kai buvo 100 metų Lietuvai ir švenčiau Punske. Tai buvo tokia šventė, kur turbūt į ją gali atsiremti labai daug metų. Ačiū labai. Aš žinau tokį.